Sveiki, su jumis sveikinasi Dovydas Vaikšnoras ir šiandien su jumis laida Forever verslo klubas. Su mumis šiandien viešnia, soaring menedžerė, 3 vaikų mama, sėkmingo pasaulinio verslo savininkė Daiva Vaikšnorienė. Tai labas, Daiva. Labas, Dovydai, tikrai džiaugiuosi, kad pakvietei mane ir kad galiu šiandieną sudalyvauti Forever verslo klube. Labai smagu. Tikriausiai jau supratot, kad kalbuosi su mama, kas nežinot. Bet aš labai džiaugiuosi, jog esu jos komandos dalis. Jis yra mano sponsorė, palaikytoja. Nu ir mama, aišku. Ir šiandien norėsiu, kad mama papasakotų, kaip jai čia šitam versle sekėsi, kokios tos paslaptys galbūt, kaip verslo, kaip sukurta pasaulinį verslą. Bet pirmiausia, norėčiau, kad sugrįžtum į praeitį. Gerai. Į tą vietą, kur dar visai nebuvo jokio verslo. Tai ką tu veikiai tada? Kur dirbai, ką veikiai? Iš tikrųjų, 13 metų iki Forever veiklos aš dirbau Alytaus Švento Benedikto gimnazijoje, anglų kalbos mokytoja, mokiau vaikus, ruošiau valstybiniam egzaminam, na ir tada į namus pasibeldė Forever. Tai kaip ta kelionė visa prasidėjo, tai Forever kompanija? Taip, kelionė prasidėjo tuo met, kada gimė Simona, mūsų dukrai Simonai tada buvo 1 metukai ir vyro teta mums paskambino ir sako, turiu gerų žinių, atvyksiu jums pristatyti Forever produktus. Aišku, mes tuo metu turėjom dar ir statybas namuose ir maži vaikai, tu Dovydai buvai 1 klasėje. Na ir 2 aukštas iš vis namo neįrengtas, tik USB plokštai iškaltas. Taip, toksai va tas pirminė apdaila ir reikia viską toliau tęsti. Ir aš esu motinystės atostogose, tų pajamų nėra, nes jos mažesnės, ar ne? Na ir dar čia siūlau kažkokius tai produktus. Kažkokį verslą daryti, ar tiesiog siūlė produktus? Siūlė produktus. Aišku, iš tetos mes buvom gavę keletą produktų prieš tai dovanų, o ypatingą, sakykim, poveikį padarė bičių pikis, tiek tėtis išbandė, tiek aš po operacijos žandikaulio. Na ir galvom, tikrai labai geri produktai, bet katalogėliai buvo padovanoję ir mes žiūrėjome į kainas, ne į produktus ir atrodė brangu. Tai 3 kartus tetai sakėm ne, bet jinai labai buvo gudri. Ir kai 3 kartą skambino, sako, žinokit, vaikai, pyragą išsikepiau, atvažiuoju, negi tetos nepriimsit. Nu tai priėmėm. Ir tada jau pradėjot verslą iš karto, taip kaip teta atvažiavo? Teta atvyko kartu su aukštesnė sponsorė Dalia Tamulienė. Ir tiesiog pristatė mums, ar ne, su močiute, su mūsų tėčio mama Neliukė, visus produktus. Ir aš iš tikrųjų pamilau visus produktus nuo C vitamino, kaip aš sakau, iki labiau sulčių, nes su kiekvieno produkto apibūdinimu aš mačiau, kam jie gali būti reikalingi mūsų šeimoje, ko tau reikia, ko sesiai, ko brolio mano šeimai, ko mano tėvams, ko močiutei, ko vyro tėvams. Ir tiesiog su kiekvienu produktu aš mačiau jų vertę ir naudą, ką mūsų šeimai gali duoti. Nu, ir kai aišku išvyko, mes pasirašėm sutartį Forever verslo savininkų ir galvojom, nu nors už 50 eurų tuo metu buvo dar. Taip, litai 175 litai, kažką susidėsim. Bet labai gerai, kad mūsų sponsorės paliko ir bendrovės politiką. Ir tėtis, kuris visiškai neklausė pristatymo, ir aš jam vakare pasakiau, kad mes norim pirkti, jisai sako, tai duok tą bendrovės politikos knygelę, aš paskaitysiu, pažiūrėsiu, kaip čia pigiausiai viską įsigyti. Ir tada jau įsigijot. Ir tada Sigitas sako, nu tiesiog tai imam ten rinkinį, startinį, tai kodėl čia švaistyti pinigus, kurie mums... Mažais užsakymais. Taip, ne minimaliais užsakymais per 2 mėnesius keliauti iki didmenos kainos, o iš karto tampam didmenininkais. Jeigu čia žmonės atvažiavo iš Kauno, jie gaišo pas mus namuose laiką keletą valandų, vadinasi, čia yra šansų gerus produktus vartoti ir galbūt ir mes čia kažką darysim. Tai kadangi labai patiko visi produktai, tai vieno gal ir paragaukim dabar. Taip. Taip. Tai ką mes čia dabar ragausim? Čia yra Forever Active Boost, tai yra natūralus Forever energetinis gėrimas,
kuriame yra lavijo, kuriame yra elektrolitų, natūralus kofeinas, guarana, suteikia energijos ir labai labai skanus. Skanus tai tikrai. Ir tada norėčiau paklausti. Jau kadangi jau nusipirkot rinkinį, jau kažką galvojat, galbūt ne tik vartot, bet ir daryt. Tai ar atsimeni savo pirmą klientą? Be abejo atsimenu. Iš tikrųjų mes susisakėm rinkinį pirmadienį, nes sekmadienį man pristatė. Na ir tiesiog teko paskui vykti į Marijampolę, aplankyti krikštų dukrą gimtadienio progą. Ir mus pasitiko mano krikštų dukros mamos vyras, ar ne, Gemas. Ir aš dar neturėjau produktų, bet turėjau tik tai paliktus porą lankstinukų apie bičių produktus. Na ir tiesiog dar, man atrodo, apie laviją buvo kažkoks lankstinukas apie jos savybės. Ir aš atvykusi Gemui pradėjau pasakoti, kad mes pradėjom tokią veiklą, kad man labai patiko produktai ir bičių alavijo ir kad aš čia darysiu verslą. Tai ką tada Gemas pagalvojo? Ir Gemas atsakė, sako, tai jeigu tu darysi verslą, tai ir aš su tavim. Aišku, grįžo jo žmona, mano pusseserė Audronė, po darbo, jau mes buvom išvykę. Na ir jinai išsakė, nieko čia jokio verslo nedarysim, nes čia viskas brangu. Tai aišku, Audronė dar reikėjo įtikinėti beveik savaitę, kad irgi verta įsigyti šitus produktus ir pradėti verslą. Bet tiesiog jinai išgirdo, kai apsilankė pas mūsų aukštesnė sponsorė Dalytė Tamulienė namuose ir ten visko paragavo, viską pačiupinėjo, pabandė ir tada iš karto aš atradau ir pirmąjį klientą, ir pirmąjį verslo partnerį. Ir aš tikrai mėgstu sakyti, kad jeigu ieškosite verslo partnerių, nes aš tikėjau, kad jeigu aš pradedu verslą, tai ir tiesiog ir kitiems bus labai įdomu. Kitiems bus įdomu. Taip, tai jeigu ieškosit verslo partnerių, tai visada rasit ir verslo partneris, ir savo klientus produktams. Supratau, kaip ir norėjau klausti kito klausimo, ar pirmą verslo partnerį atsimeni, bet kaip suprantu, čia buvo, du viename. Taip, du viename, aišku, čia buvo tiesiog sėkmės, gal toksai blykstė ar ne, kuri mane dar labiau įkvėpė žengti toliau. Nu ir tada paklausiu, kokie buvo didžiausi iššūkiai, su kuriais teko susidurti, kaip jūs įveikėt? Nu, didžiausiai iššūkiai, ar ne, kur rasti žmonių, ar ne. Iš pradžių tai pirmą mėnesį pakalbinau kirpėją, kai važiavau į kirpyklą, atvažiavo viena draugė su kažkokio ten reikalu pas mus į namus, jinai pamatė ten dantų želę, naujos produktus, sako, iš kur tu čia gavai. Tada pradėjau organizuoti naminius pristatymus ir per kokius porą metų, kaip ir visi pažįstami, jau pas mus namuose apsilankė ir išgirdo pristatymus. Na ir tada pradėjom kalbinti ir tiesiog žmonės, kurių nepažįstame. Aišku, 2007-2008 metais ta mūsų verslo pradžia buvo ir aišku, ko nebuvo, nei Facebooko, nei Instagramos, nebuvo jokių socialinių medijų, ar ne? Tai buvo daug sunkiau iš tikrųjų surasti. Kažką nesreikvas neįti gatvę visus kalbinti. Taip, tai praktiškai viskas vykdavo telefonu. Bet tikrai, kadangi produktai vertingi, kadangi pristatymai tikrai būdavo labai informatyvūs, labai man sekėsi organizuoti vieną po kito, todėl kad tie žmonės, kurie pabuvodavo, jie startuodavo, pradėdavo vartoti produktus ir jau kitą kartą, kai aš darydavau kitą pristatymą, sakydavo, ar galiu atsivežti kaimynę draugę. Ir tai prasidėjo tinklo plėtra. Lietuvoje, daugiausiai iš namų, paskui kitus miestus pasileido, Marijampolėje dirbom, Lazdijuose dirbom, paskui Klaipėdoje. Ir paminėjai, kad Lietuvoje, tai paskui verslas kaip nukeliavo kažkur į užsienį, nes čia galima dirbti beveik visur. Taip, čia galima ir tais laikais, kai dar nebuvo, sakykime, internetas išsivystęs, pirmi žingsniai internetiniai. Tai aš pradėjau vesti Skype prezentacijas. Aš nematydavau auditorijos, bet tiesiog rodydavau skaidrius ir žmonės matydavo mane, bet aš jų nematydavau. Galėdavau tik tai, kai jie įsijungia paklausti kažką, balsu. Paskui ir Skype'as atrado funkciją, kad gali ekrane matyti
vieni kitus, bet tik ribotas žmonių O skaičius. tarp kitko, šiandien mačiau straipsnį, kad Skype uždaro jau savo veiklą. Dar iki šiandien jisai egzistavo. Tai va, o tikrai dabar jau ačiū Skype, jis nustoja. tai man padėjo žengti pirmus žingsnius užsienyje, Airijoje gyvenantiem, Šiaurės jo, tai Airijoje. kokiuose dabar Taip. regionuose, kokiuose šalyse yra tų komandos narių? Tai dabar jau dirbam virš 20 šalių, kiek skaičiau paskutinį kartą, tai 24 šalys, bet viskas prasidėjo nuo, sakykime, Anglijos, nuo Šiaurės Airijos, nes o brolis mūsų, tavo dėdė Artūras gyvena Šiaurės Airijoje, tai pas jį pirmas prezentacijas važiavome vesti, tada į Pietinę Airiją įsiplėtėm, tada į Angliją, tada kažkas Norvegijoje, tada kažkas tai į Ameriką išsikraustė, linkėjimai Giedriai Sevaldu. Ir tavo va komanda, pavyzdžiui, įsiplėtė ar ne per draugus į Ameriką. Keliavo net į Taip, Ameriką. tikrai Skandinavija, dabar visos pietų šalys, jau ir Kiprė turim, ar ne, ir Ispanijoje, ir Italijoje. Tiesiog Europos visos šalys taip pat plečiasi, ne tik Australijos, arba mano pirmojo verslo partnerio dukra gyvena Australijoje, Gemo, net tai linkėjimai. Na, ir Nes tenai jau galima sakyti. Taip, ir tenai galima pirkti, ir Dubajui perka, ar ne, Jungtinėse Arabų Emiratuose, net ir Afrikoje, Nigerijoje, sakykime, turim komandos narį, kuris irgi keliaujantis po pasaulį. Taip pat trupučiuką per laiką ir įsiplėtė po visą. Taip, viskas prasidėjo Miklusėnuose, mūsų namuose ir tapo tarptautiniu verslu. Aišku, tam reikėjo laiko, dabar jau 18 metai ir tikrai komanda kasdien plečiasi ir aš net nežinau, kur ribų toliau nėra. nukeliausi. Ribų nėra. Tada dabar tai pagalvojau, kad jeigu dabar ateitų žmogus, jis pradėtų verslą, tai iš tikrųjų daug mokymų, daug visokių pavyzdžių, lyderiai gali patart. O iš ko tada sėmėtės kažkokių žinių, ar iš kažkoks buvo pavyzdys, iš kurio galėjot mokytis, ar reikėjo jau tiesiog improvizuoti ir kažką bandyti pačiai? Taip, iš tikrųjų labai daug mokiausi iš savo sponsorių aukštesnių, tikrai ir gydytojai Irena, ir aš esu Radišauskienė labai dėkinga, ir Dalytei Tamulieniai, kurios buvo mano produktų mokytojos. Ar ne? Aišku, verslumo aš niekur prieš tai nesimokiau, bet aišku, mokytojai tai mokykloje patiria daug labai veiklos ir jie, kaip sako, yra vieni iš geriausių vadybininkų pasaulyje. Tai man natūraliai kažkaip viskas gavosi. Atvykdavo Kim Edson, Danų multimilijonierius Forever, kuris irgi įnešė Forever veiklą per Danijos ambasadą į Lietuvą. Iš jo mokėmės, nes jis anglų kalba vesdavo mokymus. Kuris pradėjo skleisti žinią Lietuvoje. Taip, jis tai tiesiog davė skelbimą į Danijos ambasadą, kad siūlo dirbti su Alavijo produktais, ieško verslo partnerių ir pirmieji žmonės nuėjo ir vieno iš tų šakų yra visa mūsų komanda. Tai va, mokėmės iš jo. Tada, aišku, internetas pradėjo, ar ne, tada pradėjom stebėti, kad visokiose šalyse žmonių yra, ten paklausau vieno kokį įrašą, kitą, na ir pradėjom važiuoti nuo 2009 metų į pasaulinius renginius. Tai ir buvo sėkmės garantas, nes susitikom su pačiu kompanijos įkūrėju Rexmol daugybę kartų. Už kiekvieną pasiekimą menedžerio kvalifikacijos, aukštesnės menedžerio kvalifikacijos buvom kviečiami į sceną. Su šia kompanija nemokamai galima keliauti po pasaulį? Taip. Tai kiek jau tų šalių apkeliavot? Jau manau, kad kokia apie 20. Pirmoji kelionė su Foreveriu buvo į Malagą, į Ispaniją, kur mes tapę menedžeriais vykom į Europos sueigą ir kai aš pamačiau apie 10 000 žmonių, ar ne, ir visi kviečiami į sceną, apdovanojami, vieni su kitais bendrauja, sveikinasi, fotografuojasi. Atsimenu, Kazakstano tokie rūbai, kitos šalies, ten Afrikos gyventojų atvykusių foreveriečių, tautiniai rūbai, įspūdingi, taip. O jūs važiuodavot iš Lietuvos su Lietuvos tautiniais rūbais? Aš pirmą kartą mes tiesiog biuro parekomenduoti visi važiavom su juodos kelnės, balti marškinukai, tai atrodėm kaip oficiniai, nes visi buvo labai spalvingi, aišku, turėjom 3 spalves, bet jau 2012, sakykime, kai pirmą kartą važiavau į Ameriką, į Phoenixą, tai mes nutarėm į pasaulinę sueigą vykti jau su tautiniais Lietuvos rūbais, visa delegacija, tai tada visi jau su mumis norėjo fotografuotis. Aš jau, man atrodo, esu matęs tų nuotraukų, tai manau, ir jums parodysim kokią vieną kitą. Taip, labai buvo įspūdinga.
O tada dar biškai parbėgsim atgal, minėjai, kad buvai mokytoja, bet tai kada jau buvo tas lūžis, kas įkvėpė, kad jau visai metė tą mokytojo darbą? Tai va, tai tie pirmi metai, ar ne, Simoną auginant, suėjo metukai ir aš kaip ir turėjau grįžti į darbą. Ir ačiū Lietuvos įstatymam, priima įstatymą, kad galima vaikučius auginti iki 2 metukų. Aišku, aš į darbą grįžau, nes man baigėsi motinystės atostogos lapkričio gale, kartu su to Forever veiklos pradžia, bet man taip rūpėjo kurti tą verslą, nes pradėjau tai daryti ir tiesiog po mėnesio sausio pradžioj grįžus į darbą, padėjau prašymą direktoriui ant stalo mokyklos ir sakau, aš einu toliau auginti vaiką, nes taip įstatymai leidžia, bet mano galvoje sukosi, kaip aš iš namų, neišeidama iš tikrųjų iš namų, per 5 mėnesius paskui tapau menedžerė, nes man rūpėjo kiekvieną dieną skirti nors šiek tiek Forever veiklai šalia vaikų priežiūros, namų buities. Ir va, tiesiog 2 metus, sakykime, aš dar neišėjau iš mokytojo darbo, dar metus pabuvau iki rugsėjo namuose ir tapau menedžerė. Ir kadangi dar tiesiog ir tavęs nebuvo kas moko, trūko mokytojų, nes tai dar vis grįžau. Jo, tai buvau paprašyta ir tikrai dar grįžau ir porą metų derinau ir mokytojo darbą, ir Forever verslą, bet tiesiog paskui, kai jau Foreverį pirmą kartą uždirbau 10 000 litų, tai yra 3 000 eurų, va tokios pirmos didesnės pajamos mano gyvenime atsirado, tai tėtis pirmas išėjo iš savo darbo. Tėtis pirmas išėjo. O aš dar, kadangi turėjau tuo metu 12-okus, kuriuos vedžiau... Tai buvo kaip ir gaila dar nuo 4 klasės ir labai gabi laida, tai tiesiog aš pasakiau, kad šiuos metus pabaigsiu, juos išlydėsiu ir jie labai gerai išlaikė egzaminus ir tada garbingai jau nuo Liepos mėnesio išėjau iš darbo. Ir daugiau jau negrįžai. Bet ar kada nors dar būna kokia mintis, kad norėtum kokią pamoką pravesti vaikam? Iš tikrųjų, pamokas tai galėčiau vesti kasdien, bet aš tai darau ir šitoj veikloj, nes mokau žmonės vyresnius, suaugusius jau dabar, ar ne, nuo 18 metų galima būti Forever verslo partneriu, mokau ir pažinti Forever produktų vertę, ir mokau, kaip kurti verslą, tai man mokytojo veikla tikrai pravertė. Aišku, anglų kalbos žinios tikrai kiekvieną dieną man reikalingos, nes ir galiu bendrauti ir su Forever kompanijos visa valdyba, viceprezidentais, savininku angliškai ir keliaudama po pasaulį ir su kitų šalių lyderiais ir netgi vesti ir prezentacijas ir mokymus anglų kalba. Tai visada išsilavinimas, aš manau, kad žmogų lydi visą gyvenimą ir jisai niekur nedingsta, tik augimui prideda naudos. Tai va, tai tiesiog va, tas kelias buvo toksai ir nieko nesigailiu. Supratau. Viskas buvo augime. Dabar jau grįžtam tada atgal prie tų visų kelionių. Tai tos kelionės, kiek kartų per metus jau būna ir bet kas gali keliauti, ar čia turi būti kažkoks išskirtinis labai, kad keliauti? Na, iš tikrųjų, tai vyksta pasaulinės sueigos kartą metuose, kur suvažiuoja geriausi pasaulio lyderiai. Na, šiais metais mūsų komanda balandžio mėnesį vyks į Paryžių, į Prancūziją, kur viso pasaulio geriausi foreveriečiai ir visa valdyba Forever atvyks ir vyks ir mokymai apie naujus produktus, ir verslo mokymai, ir šventė pasaulinė, kurioje bus apdovanojami daugiausia pasiekę verslo savininkai visame pasaulyje. Na ir labai džiugu, kad net 40 žmonių iš mūsų komandos irgi vyks į šitą renginį, nes jis Europoje, ranka pasiekiamas. Tikrai visiems linkiu įspūdžių, pasisemti žinių ir tiesiog motyvacijos. Na, bet šitą kelionę jie galėjo pasiekti kažkaip ir nemokamai keliauti? Taip, kai kurie įvykdė irgi kvalifikaciją, tiesiog mūsų Forever Baltics biuro organizuojama, kad užsidirbtų ir dienpinigius, ir bilietus į renginį, ir kelioniai pinigų turėtų. Na, o mes tiesiog vykdydami su tėčiu pasaulinę kvalifikaciją, mes tai darome
jau, kaip sakiau, nuo 2009 metų Europos buvo kvalifikacijos, vėliau pasaulinės ir mes jas vykdom nenutrūkstamai ir kiekvienais metais apmokama visą kelionę, ar ne? Tai mažiausiai vieną kelionę visada jau gaudot nemokamai. Taip, visada kartą metuose. Šiaip galim užsidirbti ir daugiau. Nu, pernai mes buvom į Londoną užsidirbę kelionę, į Kanus ir į Indiją nemokamai, ar ne? Dar savo lėšomis, kadangi buvom arti, keliavome į Maldyvus, tada su šeima vasarą į Ispaniją, nes Forever pajamos tai leidžia daryti. Bet šiaip kompanija dovanoja mažiausiai 2 kelionės per metus. Mažiausiai 2 nemokami, galiu užsidirbti ir keliauti. Taip, pasaulinės saugos kvalifikacijos kelionė ir menedžerio realio kelionė, jeigu jūs įvykdote šitas kvalifikacijas. Tada paklausiu, o kas yra tie prezidento bonusai? Nežinau, kad tokius gaunu. Taip, jau antrą kartą gyvenime įvykdėme prezidento bonusų kvalifikaciją. Tai yra 13 atlyginimas. Tai yra premija už gerą visų metų darbą visose tose šalyse ir namų šalyje. Tai yra pagalba komandai, plėtra komandos, kaip tu su jie dirbi. Ir jeigu kas metai augini naują verslą ar ne, susirandi naujus verslo partnerius ir su jais visus metus dirbi, tai tiesiog įvykdai šitą kvalifikaciją ir tada kompanija Forever dalinasi su tavim pelnu. Na ir tiesiog paskaičiuojamas tavo 13 premijinis, va taip pasakykime, vienu žodžiu, gauni, užsidirbi 12 per metus atlyginimų ir už gerą darbą dar kompanija savo pelnu pasidalina ir gauni 13. Taip, nes mes vykdom prezidento bonusų kvalifikaciją. Norėčiau ir aš, man atrodo, daugiau dirbti. Tada žinau, kad daug metų jau iš eilės važinėjat su naujom, prabangiom mašinom. Ir už jas moka kompanija, čia irgi tiesa? Taip, mes irgi nuo 2009 metų, kaip ir startavom, taip ir nenutrūkstamai kas metai vykdome automobilio plano kvalifikaciją, kurią užsidirbi 3 metam į priekį ir kompanija turi 3 lygių šitą programą, 1, 2 ir 3 ir galima kas mėnesį gauti premiją 36 mėnesius iš eilės nuo 400 eurų iki 800 eurų. Tai mes, sakykime, pirmą lygį nenutrūkstamai visada turime, vieną kartą jau esame įvykdę antro lygio kvalifikaciją, tai tie tiesiog papildomi pinigai leidžia tiesiog dar gauti vieną pasyvių pajamų šaltinį ir mes tikrai nuo 2009 metų. Pirmais metais dar... Bet jūs galite įskirti bet kur? Ne, mes galim naudoti tuos pinigus, kur norim. Ne tai, kad čia lizinguoja mums kažkokią mašiną ir mes jam per prievartą turim paimti. Tai yra labai faina, kad Foreveris leidžia tuos pinigus naudoti kur nori ir mes pirmus 2 metus dar skyrėm namo įrengimui, skyrėm trinkelių įrengimui, tvorai, ten, sakykim, gerbūvių gerinti, o nuo 2011 jau mes kažkelinti metai įsigijėme automobilius tiesiai iš automobilių salono ir važinėjom keletą metų, kol vėl kažkokio naujesnio norim ir tai leidžia tau niekada negalvoti, kad jis suges, kad jam kažkas atsitiks ir jau yra privilegija, nes garantijos visokios, tu jau ramus sėdi, važiuoji. Taip, mano pirmasis automobilis buvo irgi iš Forever atlyginimo. Aš būdama Forever jau veikloje maždaug 30 ten kokių 4 metų įsigijau pirmąjį savo gyvenime automobilį, nes buvo tik šeimos, kur tėtis ar nedaugiausia važinėjo ir aš įsigijau Peugeot 2308, ar ne? Taip vadinasi. Tikriausiai. Taip, Peugeot. 307. Ar 7, jau pamiršau, kaip vadinasi, bet tai buvo 4 metų senumo automobilis ir jau man jis atrodė toks naujas, nes mes įpirkdavom tik maždaug 10 ar ten 12 metų senumo automobilius iki Forever veiklos. Supratau, iš tikrųjų, tai vau, kiek daug visko gali gauti iš kompanijos, jeigu dirbi, bet čia ar viskas? Tikrai manau, kad dar ne viskas. Kiek žinau, vyksta įvairūs vakarėliai, kuriuos gali užsidirbti, sąskrydžiai vasaros, visokios stovyklos, gal dar kažkas. Taip, mes iš tikrųjų su tėčiu tikrai ir tave mokom dabar kaip menedžerį, ar ne, jau tiesiog dalyvauti absoliučiai visose kvalifikacijose. Ir pirmoji kvalifikacija, kuri leidžia uždirbti pasyvės pajamas, tai yra 4 kreditų kvalifikacija. Mes ją nenutrūkstamai vykdom nuo pirmojo mėnesio, nes pasiryžom kurti šitą verslą. Išsiaiškinom, ką reikia daryti, o reikia daryti 4 kreditus. Ir tai atveria kelius į visas kvalifikacijas. Tiek vietinės Lietuvos Forever Baltics biuro,
tiek Europos, tiek pasaulinės. Na ir mes visuose vasaros atskrydžiuose dalyvavome per visus šitus metus, visuose vakarėliuose, metų vakaruose, kur tiesiog ir nakvynė, ir spa ten užsidirbi ir tikrai mokome visus komandos narius nepraleisti savo šansą ir visada dalyvauti visose kvalifikacijose, nes jos įkvepia tau padėti dar kuo daugiau žmonių, geriau jaustis, pažinti Forever produktų vertę ir naudą, ir tiesiog sveikatintis ir užsidirbti tiek, kiek esi vertas. Tai ko reikia, kad dabar, tarkim, žiūri žmogus, jis norėtų čia gal tam verslą daryti, tai ką jam reikia daryti? Jam reikia tiesiog susipažinti su Forever veikla, įsigyti produktus, juos vartoti, ir pradėti rekomenduoti. Nes šitas verslas yra atkartojimo verslas. Vartoju, rekomenduoju, mokau tai daryti kitus, kurių komandą ir vėl tą patį darau. Ateina naujas žmogus, aš jį pamokau tiesiog pažinti produktus, rekomenduoju juos, ar ne, jis atsirenka, ką jam reikia vartoti dėl jo problemų sprendimo, ar ne. Tada jisai mokosi, kaip užregistruoti kitus, daryti rekomendacijas ir ta visa veikla nuolat kartojasi. Ir tiesiog viskas yra paprasta, nesudėtinga, tiesiog vartojam, rekomenduojam, sponsoriaujam ir mokom tai daryti kitus. O kuo yra išskirtinė Forever kompanija? Taip, Forever išties yra išskirtinė kompanija, pats pilnas pavadinimas yra Forever Living Products, tai yra amžinai gyvi, amžinai gyvuojantys produktai. Na ir Foreveris yra didžiausia pasaulyje alavijų augintoja, pati kompanija, augina alijošių, produktų iš alavijų gamintoja ir pardavėja. Tai va čia ir yra, manau, kompanijos sėkmė, jos išskirtinumas, unikalumas, kad jinai augindama medicinį augalą, turtingiausią daržovę pasaulyje, Aloe Vera barbadensis Miller, pati iš jos viską gamina tos žaliavos. Tai čia jau yra išskirtinis alavijo rūšis. Taip, tai yra išskirtinė, pati turtingiausia, pati veiksmingiausia, medicininiu požiūriu pati efektyviausia alavijo rūšis, Aloe Vera barbadensis Miller. Ir va iš vidinės lapo dalies, iš alavijo želė, pati kompanija gamina visą alavijo asortimentą, nuo lūpų pieštuko iki geriamo, va tiesiog litrinio alavijo butelio, geriamo alavijo. Na ir mes iš tikrųjų išsiskiriam rinkoje tuo, kad kompanija rūpinasi visą žaliavą, įsigijimų žaliavos ir iš kitų ūkių, šalia savo pasiruošto žaliavos. Pati turi savo nuosavas gamyklas, Aloe America, Forever Nutraceuticals ir pati turi išvystysi visą logistiką. Tai yra nuo augalo, sakykime, pasodinimo iki galutinio vartotojo, viskas yra vienos kompanijos rankose. Nes tikrai... Tai ir augina pati, taip, ir pagamina, taip, ir dar atveža į namus. Taip, ir galiausiai pagamintą produktą į visas pasaulio šalis, o dirba jau daugiau kaip 160 šalių, pristato klientui, vartotojui tiesiai į rankas, atveža į namus. O kuo yra tada išskirtinis pats marketingo planas kompanijos? Marketingo planas taip pat arba yra gal ne unikalus. Išskirtinis, bet kuo jis unikalus, va kuo jis ypatingas? Taip, jis ypatingas tuo, kad jis yra daugiapakopis. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nėra kritimo iš pasiekto lygio. Tu čia gali ateiti ir būti tik vartotoju, tik klientu, jei nori būti didmenos vartotoju, pereini į kitą lygį, ar ne, į kitą kvalifikacinį laiptelį. Ir nebevartotum, nebepirktum, tu nieko Taip, nenukreisi. gali 10 metų nepirkti. Bet po 10 metų sugalvočiau pirkti, aš vis tiek pirkčiau. Taip, nes tiesiog kiekvienas klientas, kuris užsiregistruoja, įsigyja pirmąjį užsakymą, jisai tampa klientu. Kaip sakant, Forever, už tai ir vadinasi kompanija amžinu klientu. Jis gali tik vartoti, gali kažkurį laiką nevartoti ir vėl sugrįžti, nei jo nuolaida turima neprapuola. O verslumas yra daromas per 2 kalendorinius mėnesius. Verslo augimas, kvalifikacijos skaičiuojama per 2 šalia einančius kalendorinius mėnesius. Ir jeigu per 2 mėnesius tu pasieki jau kitą lygį, tai jau į jį pereini ir kritimo iš to lygio irgi nėra. Ar tu toliau sieksi, priklauso nuo tavo norų, ketinimų, svajonių, o gal tau užtenka ir tos kvalifikacijos. Ir kiekvienas lygmuo Forever
veikloje, kiekviena kvalifikacija, kiekvienas kvalifikacinis laiptelis yra paveldimas. Ai, tai jie jau liks vaikam, anūkam? Taip, mes jau savo komandoje per 17 metų jau turim paveldėjimų, kada tiesiog išėjus anapilnim šeimos kažkuriam nariui paveldi vaikai, giminaičiai. Ir toliau perkasi, vartoja su nuolaida, nori toliau. Taip, tiesiog ID numeris išlieka tas pats, kurį gauname registracijos metu ir toliau šeima tęsia su ta nuolaida vartojimą. Tai taip gaunasi, kad tai yra tarptautinis, niekada nenutrūkstantis verslo modelis, kuris yra paveldimas toliau šeimos narių. Na ir aišku, mums labai pasisekė, kad ir tu, sakykime, jau 18 metų sulaukęs, o nuo 18 visi galite tapti. Taip, čia buvo blogiausia, kad nuo 18, nes norėjau jau kokių 9 gal. Taip, tiesiog augai su Foreveriu. Ir kai tau 18 suėjo, tai tu tą patį rytą atsinešiai prašymą ar ne popierinį registracijos formą ir sakai, mama, tėti, aš noriu būti jūsų versle. Tai mums buvo didžiausia dovana to, kad tu užaugai, supratai, kokia vertė iš tų produktų, kokia vertė iš to verslo, kaip mes dirbam, tu matei su žmonėm ir tau viskas patiko. Ja, aš iš tikrųjų neįsivaizduoju savo gyvenimo be sulčių, be produktų apskritai, bet ir be pačio verslo to kūrimo, nes jis kiekvieną dieną, kai jis tik po truputį auga ir plečiasi. Taip, ir jisai plečiasi pasauliniu mastu. Dar ką noriu akcentuoti, ar ne? Tiesiog grįžtam dar prie to klausimų, bet labai svarbus momentas, kad Foreveris dirba globaliai ir visos kvalifikacijos per 2 mėnesius skaičiuojasi iš viso pasaulio komandos plėtros. Jeigu aš turiu klientų Norvegijoje, randu Anglijoje, randu Amerikoje, randu ten Ispanijoje, Lenkijoje kažkokį žmogų, kuris irgi prisijungia ir įsigyja produktų, visi pirkimai mano komandos ar ne į gylius, į pločius susiskaičiuoja ir ta karjera skaičiuojasi. Ir tiesiog viskas per 2 mėnesius susisumuoja ir tu pakyli. Tai yra lengvas ėjimas. Ne tai, kad tik vienoje šalyje ir ten kažką pasiekus. Ten darai, bet čia visur skaičiuoja. Taip, pasauliniu mastu. Ir nereikia to lygio išlaikyti. Tu jį pakilai, gal kitą mėnesį šiek tiek kažko nedarysi, tiek daug jau nedirbsi, bet tu jau ėmėsi. Gal atostogausi daug laiko, neturėsi laiko. Taip, tikrai labai vertinga ta sistema, kuri leidžia paprastam žmogui, tokiam kaip tu ir aš, iš bet kurio pasaulio kampelio, bet investicijų, nes čia neinvestuoji, čia tiesiog įsigyji prekių, taip kaip parduotuvėje, vaistinėje ar kažkur, vartoti savo šeimai, tu juos vartoji ir aš net nevadinu tai investicija, tai yra tiesiog apsipirkimas aukštos kokybės prekių, tiesiai iš gamintojo ir įsigijęs, tu tiesiog pradedi rekomenduoti ir pradedi ieškoti žmonių, kurie irgi norėtų rekomenduoti ir ta plėtra verslo ir vyksta. Ieškaisi žmonių, gali ir parduoti produktų, užsidirbti, bet galimi mažmenos pardavimai. Gali išmokinti žmogų pirkti tiesiai iš kompanijos ir jis jau gauna nuolaidas dar. Taip, iš karto gauna nuolaidą su pirmu pirkimu. Trupučiuką įsiterpsiu, aš tai pasirašinėjau papirinę sutartį. Taip. Bet dabar galima tiesiog užsiregistruoti internetu ir iš karto jau turėti nuolaidą? Taip, iš tikrųjų Foreveris dirba internetu, ar ne, turi savo verslo, mes turim savo verslo savininko svetainę, foreverliving.com yra pasaulinis serveris, ar ne, ir jame pasirinkus šalį, pasirinkus kalbą, tiesiog yra registracija galima ir galima linką nusiųsti nuorodą į Amerikoje gyvenančiam žmogui, Norvegijoje ar ten Ispanijoje ir jisai tiesiog paspaudęs tą nuorodą patenka į Forever serverį, registruojasi su savo duomenimis. Mes kaip sponsoriai jau esame įrašyti arba ranka įrašo. Susigeneruoja tas. Taip, susigeneruoja ir tikrai šiais laikais vystyti Forever verslą yra tiesiog pasaulinį, gal net pabrėžti. Pasaulinį, globalų verslą. Bendrauti su kažkuo Amerikoje, jam nusiųsti tiesiog linką, adresą ir jis gali prisijungti ir apsipirkti ir rekomenduoti irgi gali paskui ir jis į Ameriką gali paskui sukurti linką, Lietuvoje net registruoti. Taip, amerikiečiai, Amerikos lietuviai, atkreipkite dėmesį, jūs galite registruoti savo giminaičius, pažįstamus Lietuvoje ir kai jie pirks Lietuvoje, jūs gausite algą eurais. Taip kaip aš registruodama kažką Amerikoje gaunu atlyginimą doleriais. Tai prakalbot apie investicijas. Tai mes dabar sėdim čia,
smagiai, sveikatos harmonija, tai čia irgi viena iš investicijų, kaip jie atsirado pas jūs gyvenime. Taip. Iš tikrųjų, Foreveris jau nuo pirmojo laiptelio verslo, nuo assistant supervisorio lygio jau mus moko savo užsidirbti pasyvės pajamas, kur tu pamokiai, ar ne, kūrėsi komanda, plėtra vyksta ir tu tiesiog nuo nuolatinio pirkimo klientų ar ne naujų partnerių paieškos, tu pradedi gauti pajamas, kurios vadinasi pasyvos, netiesioginės, nes aš tave šiandien pakalbinu. Tai tu užsiregistruoji, perki savo vartoji produktus, o Forever kompanija, bet ne tu, man pagal tavo apyvartą paskaičiuoja, pagal mano indėlį, tau pagal rekomendaciją, ką aš tave išmokiau, paskaičiuoja, kiek sumokėti pinigų. Tai kompanija sumoka, ne aš pirkdamas. Taip, tu perki tiesiai iš gaminto, nes žmonės kartais tinkliniai rinkodaroje galvoja, kad aš ten nepirksiu, neduosiu jam uždirbti, ar ne, nes kai aš pirksiu, aš čia jam atnešu pinigus, tai tikrai Forever kompanija moka nuo mažmenos pardavimo, nuo katalogo kainos įvykusios apyvartos alga, o tu perki su nuolaida tiesiai iš gamintojo daug žemesnę kainą, bet man už tą atliktą darbą Forever moka. Na ir va, kai tos pasyvios pajamos atsiranda ir mes irgi, kai jau pradėjom dirbti, tai iš pradžių į namų plėtrą, ten gerbuvį investavom, tada automobilius pradėjom įsigyti jau, kaip minėjau, bet vėliau, kai tos pasyvios pajamos pradėjo darytis didesnės, tada jau kitas etapas yra investavimas. Tai mes nutarėme įkurti įmonę Sveikatos harmonija, manau, kad pats pavadinimas jau viską pasako, nes norėjome suderinti Forever produktų pardavimus su fizioterapija, su kineziterapija, gydomaisiais masažais, įvairiom procedūrom, kur žmogus tiesiog galėtų sveikatintis ir atlikdamas ir fizinius pratimus, ir masažo procedūruose dalyvaudamas ir kartu prisijungdamas Forever produktų vartojimą, kad būtų harmonija, kad būtų visuma, vyksta įvairios sveikatingumo mankštos, su kvėpavimo pratimai, su viskuo ir žmogus mūsų įmonėje gali atrasti visapusišką tą sveikatos harmoniją. Tai investavot, bet tuo pačiu vis tiek viskas susiję kartu su Foreveriu, tai nuo jo toli nenubėgot. Taip, mes investavom į tokią veiklą, kur toliau Forever galėtų realizuoti ir Forever galėtų toliau plėtotis, ar ne, nes ateina nauji klientai, jie susipažįsta su procedūromis, su Forever produktais ir jeigu jie nori ir iš vidaus kažką vartoti, ne tik fizioterapijos, tai tiesiog mes kviečiam juos pirkti tiesiai iš gamintojo. Štai tokia ir yra sveikatos harmonijos veikla. Taip, pridėsim dar nuorodą aprašymę, galite užeiti į sveikatos harmonijos svetainę, pasižiūrėti kokios tos paslaugos, galbūt norėsit kokio masažo ar mankštoj sudalyvauti, viskas vyksta Alytuje, tai daugiau informacijos nuorodą rasit aprašyme. O aš tada noriu paklausti, kokį patarimą duotumėt žmogui, kuris dabar norėtų prisijungti į mūsų Forever verslą? Tai aišku, pirmiausia, susisiekite arba su Dovydu, arba su manim. Taip, gali tiek man, tiek Daivai rašyti. Taip, ir klauskite, sakykite, visus klausimus atsakysim, viską paaiškinsim ir tiesiog duosim prisijungimo nuorodą, nesvarbu, kokioje šalyje jūs gyvenate. Ką pirmiausia reikia padaryti, aš visada mokau pažinti produktus, bet tam mes turime uždaras Facebook'o grupės, turime išvystę visą mokymų sistemą, turime regioninius renginius, kur gyvai galima atvykti. Visada mes su tėčiu vykstame į susitikimus asmeninius, jeigu žmogus mus kviečia. Mano taisyklė yra tokia, kad aš dirbu su tais, kurie nori. Galima dirbti per Zoom'ą susijungus, galima dirbti per Messengerį tiesiog susiskambinus, ar ne, aš vaikį Klaipėdos neseniai važiuodavo greitkeliu, tryse mes susijungėm per Messengerį, pasikalbėjom, linkėjimai į Airiją merginom, ar ne, Jolitai iš Alytaus, kur mes tryse padirbėjom ir žmonės tiesiog atrado sprendimo būdus, kaip tiesiog pirkti tiesiai Airijoje, per Messengerį bendraujant. Tai tikrai tų būdų yra, tai reikia išdrįsti, susisiekti. Ir tiesiog gavimas žinių nieko nekainuoja, bet gali atnešti jums didžiulę vertę tiek sveikatai, tiek ateityje naujoms pajamoms sugeneruoti. Tai va, tai kviečiam prisijungti, išbandyti vieną ar kitą produktą, galbūt verslo galimybę, galbūt tiesiog užsidirbti papildomai. Jums visiems labai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū Daivai, kad sudalyvavo šiam pokalbį. Tai už tai ir išgerkim. Taip, dėkoju Dovydui
už Forever verslo klubą ir už tai, kad jame gali foreveriečiai dalintis žiniomis apie tai, kokia jų kelionė su Forever, kaip jie atėjo. Na ir aš linkiu, kad Forever verslo klubas gyvuotų amžinai. Ačiū labai, o jūs nepamirškit paspausti like, subscribe ir susimatysim kitoje laidoje. Iki. Iki.